Darbo vietoje svarbu kontroliuoti šviesos patekimą iš lauko į patalpą. Dirbti, kai į kompiuterio ekraną šviečia saulė, yra nepatogu ir kenkia sveikatai. Sureguliuotas šviesos srautas gali turėti įtakos ir bendrai darbuotojo savijautai. Tai gali pasireikšti ir akių nuovargių, galvos skausmu, sutrikusiu širdies ritmu arba netgi reguliuoti ir insulino kiekį kraujyje. Įrengiant darbo vietą reikėtų atsižvelgti į tai, kad šviesos šaltiniai neakintų, kad kuo mažiau šviesą atspindėtų kompiuterio ekranuose, languose privalo būti šviesos srautą mažinančių šaltinių. Kaip galima išvengti tokių problemų, pasakoja Domus Lumina specialistė. Kas yra modernu, tai yra GlassGuard ir Screen audiniai, kadangi jie gali sulaikyti saulės spindulius. Tai yra aktualu tose vietose, tose patalpose, kur dirbama kompiuteriais ir kitomis technologijomis. Tokio tipo audiniai sulaiko karštį vasarą bei padaro skaidrų lango efektą. Tai reiškia, kad pilnai nuleidus rytinines užuolaidas ar užtraukus vertikalias žaliuzes vis tiek matysite vaizdą pro langą. O jei reikia visiškai užtamsinti patalpą, siūloma naudoti tam skirtus audinius. Auditorijose yra dažnai naudojamasi įvairiomis technologijomis kaip projektoriai, kuomet yra aktualu visiškai užtemdyti patalpą, tam, kad būtų kuo ryškiau matomas vaizdas. Tai šiuo atveju šitoje auditorijoje yra pateiktas pasiūlymas rytininės užuolaidos su blackout audiniu. Audinys ypatingas yra tuo, kad per patį audinį visiškai yra nepraleidžiama šviesa iš lauko. Dažnai šiuolaikinėse biurose, bibliotekose ar auditorijose langai būna aukštai arba labai dideli. Todėl tokiu atveju siūloma montuoti automatinę rytininių žaliuzių sistemą. Tuomet jas būtų galima valdyti per atstumą naudojant pultelį. Suvaldžius šviesos srautą darbo vietoje pasiekiamas patogumo jausmas, darbingumas bei geresnė savijauta.